sveikinuosi su visais, kurie kartu su manim dabar darys kūno skenavimo su atjauta pratimą. Ir mes jį galim daryti atsisėdus, atsistojus arba atsigulus. Visais atvejais mes darome identiškai, taip pat ir dėl to aš šį kartą demonstruosiu šią praktiką atsisėdus, nes dažniausiai mes sėdime, bet galim tą patį atlikti arba gulint ir net stovint. Jeigu mes jaučiame didesnį mieguistumą ir panašių praktikų metu mus apima miegas, tai atsistoti ir praktikuoti stovint yra visai geras pasirinkimas. Jeigu jaučiam kažkokį nugaros skausmą ar kažkokį nepatogumą nugaroje, tada mes galim daryti šitą praktiką gulint. Bet aš dabar ją rodysiu atsisėdęs. Taigi, mes šią praktiką galim atlikti vėlgi dviem būdais. Vienas būdas pradėti savo kūną įsisąmoninti nuo pėdų ir kilti į viršų. Šitas būdas yra dažniau vartojamas, jisai mindfulness, įsąmoninimo praktikose yra labai dažnas. O kitas būdas galima eiti nuo viršaus į apačią, daug retesnis variantas. Ir dėl to aš pasirinkau šitai demonstracijai, pasirinkau šį variantą, kai mes eisim nuo veido į apačią. Ir tada pradžiai atsisėdam, kad jaustumėm savo kūną kaip visumą, ištiesinam nugarą, bet jos neįtempiam, galim užsimerkti, o galim likti ir atsimerkę. Arba galim nukreipti žvilgsnį kažkur tai į apačią, kad mūsų niekas netrukdytų. Taigi aš siūlysiu užsimerkti, jeigu galim, arba likti atsimerkus, arba nukreipti žvilgsnį į apačią ir pradėti nuo to bendro kūno įsisąmonimo, pajautimo viso kūno absoliučiai. Kaip visumos, atskirų truputį kūno dalių, kad ta kūno visuma sudaro iš kūno dalių ir vėl kūno visumos. Ir tada mūsų dėmesingumo pramankštai aš siūlau nukreipti dėmesį į savo kvėpavimą pasirinktoj vietoj, ar krūtinėj, ar pilve, ar nosies šnervėse ir pastebėti truputį savo kvėpavimą, nieko nekeičiant, tiesiog leidžiant jam būti. Ir tada siūlysiu vėl pajausti savo kūną. Jeigu jaučiam kažkur įtampą ir norim pasitaisyti, tai galim taip atlikti. Vėl savo kvėpavimą. Ir tada galim pradėti jau patį pratimą, nukreipdami vidinį žvilgsnį, vidinį savo dėmesingumą į savo veidą, į savo kaktą ir tarsi vidiniu žvilgsniu įsisąmoninti, ką mes jaučiam kaktoje ir tą daryti ne neutraliai, o su tokia šiluma, meile, atjauta, kaip lyg tai mylinti mama žvelgia savo kūdikio kaktą. Ir tada galim savo vidiniu žvilgsniu tarsi sąmoninti pojūčius kaktoje, tarsi pamatyti tą savo kaktą vidiniu žvilgsniu su meile, su atjauta. Ir tada perkelti dėmesį į savo akis, vėlgi su labai didelė meile, kaip mamos meile, savo kūdikio akims. Taip, vidiniu žvilgsniu patyrinėti pojūčius savo akise. Galim įsisąmoninti, ką mes jaučiam akise ir išreikšti dėkingumą savo akims, kad jos iš tikrųjų daug mums labai svarbios, atlieka labai svarbias funkcijas. Ir galim su atjauta, kad akis iš tikrųjų mums tarnauja labai stipriai.
išreikšti dėkingumą joms vidinį ir tarsi įsipareigojimą rūpintis jomis. Tada galim perkelti savo žvilgsnį į savo nosį, savo žandus, lūpas ir įsisąmoninti tą apatinę veido dalį, vėlgi su meile, su rūpesčiu, su šiluma, tiek kiek galim. Tada apimti visą veidą, visą galvą, savo plaukuotą dalį, ausis, visą galvą, įsisąmoninti, ką mes ten jaučiam, arba įsisąmoninti tą faktą, kad šiuo metu nejaučiam nieko, vėlgi patyrinėti su meile, rūpesčiu, šiluma, įsisąmoninimu, kiek mums tarnauja mūsų galva, mūsų veidas ir visos veido dalys, visi organai ten esantis. Ir pajaučiant dėkingumą. Ir tarsi įsipareigojam rūpintis tą savo galvą, veidu. Ir jų dalimis. Ir tada gal galim perkelti dėmesį į kaklą, patyrinėti kaklą, vėlgi su meile, su rūpesčiu, kaklo išorę ir vidų, įsisąmoninti, kiek ten svarbių yra organų, kraujagyslės stambiosios, trachėja, stemplė, nervai. Dėl to išreikšti dėkingumą, kad mūsų kaklas stengiasi ir mums tarnauja. Padėką ir įsipareigojimą. Mes irgi rūpinsime savo kaklu. Ir tada galim perkelti dėmesį į dešinę ranką, nuo peties sąnario iki pirštų galiukų ir įsisąmoninti, ką mes jaučiam toj rankoje visoj. Arba kad kažkur tai nejaučiam nieko šiuo metu. Padėkoti labai dešiniai rankai už darbą, kurį jinai atlieka, įsisąmoninti tą jos veiklą, tą jos įsipareigojimą. Ir tada mums irgi įsipareigoti rūpintis savo dešinę ranką. Su meilė, šiluma, atjauta rūpintis ją. Jos poreikius stebėti, žinoti. Ir tada savo padėkoja, galim perkelti dėmesį į kairę ranką ir patyrinėti pojūčius kairėje rankoje, nuo pirštų galiukų, iki peties sąnario ir viduje, išorėje. Ir įsisąmoninti, ką mes jaučiam, arba įsisąmoninti, kad šiuo metu mes nejaučiam nieko. Ir tada vėlgi išreikšti savo dėkingumą, suprasti, kiek mums kairė ranka svarbi, kiek svarbių funkcijų jinai atlieka. Ir įsipareigoti rūpinti savo kairę ranką. Tada galim perkelti dėmesį į savo krūtinę, įsisąmoninti pojūčius krūtinėje, krūtinės išorėje, odoje ar krūtinės viduj, įsisąmoninti, kiek ten visokių organų yra labai svarbių dalykų, širdis, plaučiai, nervai stambus, labai daug. Įsisąmoninti tų organų svarbą mums, tarsi susijungti su savo krūtinė,
ir organais esančiais krūtinėje, juos pajaučiant arba įsisąmonint, kad jie yra, ir padėkojant savo krūtiniai, joje esantiems organams ir įsipareigojantiems rūpintis irgi stengtis dėl jų. Ir tada galim perkelti dėmesį į savo pilvą, į išorę pilvo, odą, įvairias sritis, priekį, šonus, vidų, įsisąmoninti, kiek ten svarbių organų, įsisąmoninti pojūčius pilve, kuriuos mes jaučiam, arba įsisąmoninti tą faktą, kad šiuo metu mes nejaučiam nieko, ir su labai didelė meilė pripažinti savo pilvą, labai didelė meilė įsipareigot rūpintis juo. Su šiluma, su meilė mes kartais kritikuojam savo pilvą ir pilvui tai greičiausiai nepatinka ir nėra jam į sveikatą. Ir dabar galim tarsi susijungti su savo pilvu ir pilvo organais, su rūpesčiu, meilė, įsipareigojimu. Įsipareigoti rūpintis. Tada gal galim perkelti dėmesį į nugarą savo, nuo kaklo iki dubens, įsisąmoninti pojūčius savo nugaroj, arba įsisąmoninti, kad tą faktą, kad kai kur tų pojūčių mes nejaučiam, ir su meilė, rūpesčiu įsipareigoti tai nugarai, suprantant, ant kiek jinai svarbi ir kiek jinai kartais yra pažeidžiama irgi. Ir labai padėkoti savo nugarai. Ir kai tą sako, mes galim ir savo kartu kažkokiu palinkėjimu, lai aš būsiu sveikas tiek, kiek galiu būti, lai būsiu ramus tiek, kiek galiu būti, lai būsiu laimingas tiek, kiek galiu būti. Galim savo palinkėti išminties, ko norim. Ir tada mes galim perkelti dėmesį į savo dubenį, įsisąmoninti savo dubens svarbą, organus esančius dubenyje, ten labai daug svarbių dalykų. Ir įsisąmoninti gal tą faktą, kad kai kur mes nejaučiam pojūčių, ir įsisąmoninti dar kartą dubens svarbą, jo reikšmę, esančių organų reikšmę, ir su meile, su tokiu rūpesčiu, tarsi susijungt su savo dubeniu, tarsi pripažinti, kad jis toksai yra, jisai mums svarbus. Ir įsipareigoti jam, pajausti atjautą, šilumą, gėrį ir įsipareigoti. Tada galim gal perkelti dėmesį į savo dešinę koją, sąmoninti pojūčius dešinėje kojoje, arba kai kuriuose vietose tų pojūčių nebuvimą, sąmoninti pojūčius paviršiuje, viduje, įvairiose srityse, šlaunyje, blauzdoje, pėdoje, kairėje, dešinėje, priekyje, nugarinėje dalyje. Ir galim sąmoninti, kaip mums ta koja svarbi yra, kiek jinai stengiasi, kiek jinai dirba, ir su atjauta, meile įsipareigoti, tai koja irgi rūpintis ją. Tada gal galim perkelti dėmesį į kairę koją, nes buvome
nukreipia dėmesį į dešinę koją, dabar nukreipiam į kairę koją ir tą patį patyrinėti su kairė koja, tiek pojūčius arba jų nebuvimą išorėje, viduje, įvairiose vietose. Funkcija, kiek mums svarbi ta koja. Ir su meilė atjauta padėkojam savo kairiai kojai. Tada perkeltim dėmesį į visą savo kūną, nuo galvos iki kojų, kiek galim pajaučiam, tarsi įžeminam tą kūną, tarsi susijungiam su to kūnu, meilėje, atjautoje, šilumoje ir palinkim savo kūnui kuo geriausių dalykų. Lai jisai būna ramus, lai jis būna atsipalaidavęs tiek, kiek gali, sveikas tiek, kiek gali, subalansuotas tiek, kiek gali. Turintis jėgų tiek, kiek gali, energijos. Ir galim įsipareigoti tam kūnui rūpintis, nuolat jį pastebėti, atkreipti dėmesį, kažkokias įtampas, kur rūpintis. Ir tada galime savo su atjauta, lai mes būnam sveiki tiek, kiek galim būti, lai mes būnam ramus tiek, kiek galim būti, lai mes būnam laimingi tiek, kiek galim būti, lai viskas mums klostosi palankiai tiek, kiek gali būti. Ir su ta atjauta mintyse galim užbaigti šią praktiką ir prisiminti, kad mes ją galim daryti bet kada kasdienėse situacijose. Ir nuolat savo padėkoti už tai.